Viduramžių vakarų Europos visuomenę įprasta laikyti luomine. Jos pagrindą sudarė 3 pagrindiniai luomai – kilmingųjų, dvasininkų ir valstiečių miestiečių. Be to, dar galima išskirti ir atskiras visuomenės grupės neįėjusias į luomų sąvoką, tautinės grupės kaip pavyzdžiui žydus ir vadinamąją atstumtųjų žmonių grupę, į kurią patekdavo elgetos, nusikaltėliai, raupsuotieji bei kiti visuomenėje nepritapę ir jai kėlė grėsmę asmenys. Pirmieji 2 luomai laikyti privilegijuotais. Privilegijas jiems dažniausiai suteikdavo valdovai. Tos privilegijos dažnai būdavo atleidimas nuo mokesčių, galėjimas dalyvauti valstybės ar tam tikro regiono valdyme, dirbti valstybinėse tarnybose. Tuo tarpu, kalbant apie luomų prievoles, jas puikiai iliustruoja viena 16 amžiaus graviūra, kuriame pavaizduoti yra 3 luomai ir centre esantis dievas. Viduramžiais bažnyčia skelbė, jog tokia luominė santvarka atitinka Dievo valią. Buvo skelbiama jo kilmingųjų prievolė kariauti, dvasininkų melstis, atlikti apeigas, o 3 luomo neprivilegijuotiems žmonėms dirbti. Taigi apibendrinant galima teigti, jog vakarų Europos visuomenė buvusi luominė. Luominės struktūrą sudarė 2 privilegijuoti ir 1 neprivilegijuotas luomas. Pirmieji 2 luomai turėjo privilegijų ir prievolių, o 3, neskaitant vėliau miestiečiams suteiktų šiokių tokių privalumų dėl Magdeburgo ir kitų miestų teisių, vien prievolių.